Labas visiems, su jumis Jūra, architektas, interjero dizaineris ir šiandien aš turiu nuostabią galimybę parodyti dar vieną mūsų kurtą jau realizuotą interjerą - pakraščio butas. Kas mane žiūri, žino, kad aš orientuojuosi ne tik į estetiką, o ypatingai orientuojamis į visokius techninius detalės ir šitam bute tų detalių yra tikrai gausybė. Jeigu tau įdomu tai, kad tu ką tik išgirdai, žiūrėk toliau, bus dar įdomiau. Ok, tai iš pradžio aš manau būtų verta papasakoti iš planavimo, o tada mes jau žiūrėsim visą šitą grožį. Tai žiūrim planą. Iš pradžių mes gavome 3 kambarių butą, 2 miegamieji, bendra erdvė svetainė su virtuvė, didelis sanmazgas. Bet užsakovai jauna pora iš 2 asmenų, kurie veda gana aktyvų gyvenimo būdą ir jų poreikiai buvo vienas miegamasis, maksimaliai daug sandėliavimo erdvės, didelį pagrindinį zoną su patogi sofa, stalų ir būtinai norėjo salos ir darbo zonos. Ko pasakoje mes gavome mūsų galutinį išplanavimą, kur yra pas mus įėjimo zona su didžiulė spinta po kairė, tai yra spinta viršutiniam drabužiam batams, po dešinė pusė pas mus yra ūkinė spinta su skalbimo mašina ir džiovyklė, apie kurią papasakosiu šiek tiek vėliau. Taip pat mes turim miegamąjį su kompaktiška, bet talpi drabužinė bendra zona, kurioje savo vietą atrado užsakovų išrinkta sofa U formos, jinai yra tiesiog didžiulė kaip dėl tokio būtų, bet jie būtent tokios ir norėjo. Taip pat mes turim patogiai išplanuotą ergonomiškai virtuvę su sala ir kriauklė saloje, kas mums kelia didžiausią iššūkį šitam projekte. Taip pat yra valgomasis stalas ir gana dailiai paslėpta darbo zona. Ok, apie išplanavimą papasakoju, dabar aš esu įėjimo zoną ir trumpai papasakosiu apie šitą zoną. Iš esmės užsakovai turi pakankamai daug daiktų ir iškart nuo pirmų mūsų susitikimų buvo reikalavimas, mums reikia sandėliuoti daug daiktų. Tai įėjimo zonai mes padarėme tokį lengvą raktinį, tenai galima sudėti kepurį, šalikus, po apačia turi būti dar pufas, kur tu gali išstumti ir atsisėsti. Šita visa spinta tiesiog yra rūbinė. Visas mūsų tas pamėgtas sprendimas yra stalčiukai metaliniai batams, nerūdyje, tarnauja, ilgai šitie mechanizmai labai geri. Toliau viskas yra pakabinimas. Atskiro dėmesio yra verta va šitą spintą. Dėl estetinių dalykų ir dėl funkcinių. Biškai papasakosiu apie sanmazgus, nes čia buvo vienas sanmazgas pagal statytoją, o aš turėjau didelį norą vis tik kažkaip išspausti tos atskirus sanmazgus, kad būtų atskira vonė, kur jinai yra tavo privati ir tenai neina svečiai, ir bent mažas, bet vis tik atskiras tualetas, kur jau eina ir svetimi žmonės. Tai mums tai pavyko padaryti, bet buvo tokia viena dilema, o kurgi paslėpti skalbimo mašiną ir džiovyklį, nes tai yra pakankamai didelis daiktas, 60x60, jis atima labai daug vietos. Ir aš sugalvojau sprendimą, kad mes galime jį perkelti į koridorių. Tai būtent čia koridoriuje mes turim skalbimo mašiną ir džiovyklį. Kad šitų daiktų būtų patogu naudotis, šalia turi būti ir kibiras arba kažkoks maišas, kur dėti nešvarius drabužius, tai būtent vo šitam bloke yra va čia pas mus maišai. Dar vienas patogus sprendimas yra tas, kad čia mes paslėpėm, integravom siurblį šluotą. Šiuo momentu čia yra Dysonas, irgi labai fainas patvarus dalykas. Tu atėjai, jį išėmai, išsiurblivai kažkokius kampučius, o visą jau tą valymą daro robotas siurblys. Labai patogus sprendimas. Toliau čia yra tiesiog sandėliavimas. Iš estetinių sumetimų visas šitas reikalas yra padarytas kaip vienas kubas. Jau matėte turbūt kitus interjerus, mėgstu aš labai šitą dalyką, nes tai atrodo ne kaip siena, o lyg tai baldas padėtas didesnė erdvė. Tai žodžiu, šitą visą mūsų baldinį plokštą, jinai pereina link svetainės ir link virtuvės. Tai mes logiškai keliaujam į pirmą sanmazgą, čia yra nematomos durys, specialius durys, kurios pagamino mums iš LMDP plokštės. Čia yra mediniai skydai ant sienos, mediniai, tai yra LMDP plokštė priklijuota ant sienos. Ir kaip matot, pagal rankenos čia yra pagrindinės sanmazgas, o čia yra svečių sanmazgas. Tai mes keliaujam į pagrindinę sanmazgą. Gali taip skristi. Čia mes turim prausimo sezoną, didelis stalviršis, patogus prostos priklijuojamas iš apačios, nes visą vandenį galima tiesiog nušluoti į jį. Labai gera santechnika, tai yra šlifuotas tamsus plienas, jis yra galvanizuotas ir jis nenusitrina taip, kaip nusitrina
dažyti maišytuvai. Labai fainas sprendimas ir mano manimui subjektyvu, kad toks tamsus maišytuvas atrodo dar brangiau negu juodas dažytas maišytuvas. Turim veidrodį su dekoratyviniu pašvietimu, turim pakabinamus šviestuvus ir čia turim veidrodį su kem 5 laipsnių profiliu. Čia yra tas veidrodis, kuris tave labai teisingai apšviečia ir tu gali tvarkyti savo veido netobulumus. Čia, kaip matot, šita niša atsirado tik dėl to, kad už sienos įėjimo zonoje pas mus yra skalbimo mašina ir džiovyklė. Bet mes dar apžaidėm visą šitą džiovyklės nišą taip, kad padarėm čia dekoratyvinę atvirą lentyną dėtą visokiam dekorui. Ir čia pas mus atsirado dėl ypatumų namo išorinių sienų dar viena spinta, kur jos gilis yra 40 cm ir mes galim tenai laikyti halatus, galim laikyti visokius rankšluosčius ir visus reikiamus priemonės voniai. Toliau mes turim vonį. Vis tik buvo atiduotas prioritetas vonį užsakovų, nes mėgsta pagulėti, mėgsta parelaksuoti. Bet čia mes panaudojam jau mūsų išbandytą, pamėgtą sprendimą ir tas sprendimas yra tame, kad dušui yra atiduotas vienas atskiras maišytuvas patogiam aukštyje, kada tu stovi ir maudaisi duše, o voniai yra skirtas šitas atskiras maišytuviukas, kuris tik tai pripildo vonį. Pro kur prisipildo vonį, nes čia nėra snapo. Pas mus yra persipilimo čia latakas ir per jį čia bėga vanduo ir pripila pilnai vonį. Dar vienas atskiras kadras iš bendro sanmazgo ir čia yra dėmesys skirtas gyvatukui. Gyvatukai, kurios aš asmeniškai labai mėgstu naudoti, tai yra su vienos pusės tvirtinimu, kur tu rankšluostį gali užmauti. Tai mes praktiškai visur naudojam tik tai 2 tipus tokių gyvatukų. Jeigu apvali santechnika, tai šitą apvalo, jeigu stačiakampis santechnika, tai yra toksai pat, bet su stačiakampiais jums dalis. Labai cool sprendimas, rekomenduoju ir jums. O dabar mes keliaujam į svečių sanmazgą, o tai yra mažas tualetas, bet vis tik atskiras. Pasakojimą apie mažą sanmazgą noriu pradėti jau nuo durų, nes pažiūrėkit, kokios gražios rankenos ir jau šitos rankenos yra be plokštelės. Labai man patinka šitas sprendimas, labai švarus. Ir Neighborhoodai, atskiras ačiū jums. Žiūrėkit, pagaminom mums specialiai iš tos plokštės tokį iškarpą ir mes ją įklijam į rankeną. Tobulai, kaip koks, nežinau, Maybach. Tai žodžiu, įeinam į sanmazgą. Mažas, bet super jaukius ir fainas sanmazgas, jis man asmeniškai labai patinka, ką mes čia turim. Visų pirma, prabangus sprendimas, kada LMDP plokštė yra už tualeto, o ne plytelė. Čia mes turim didelį spintelę, kur tiesiog galim slėpti viską, ką reikia. Vieną atvirą lentynėlę dekorui sudėti, grožio šviestuvai tiesiog, kabo apšviečia gražiai šitą gėlytę, labai jaukiai atrodo. Ir mažą praustuviuką, kur, realiai reikia nuplauti rankom ir taip toliau. Šitas veidrodis pas mus yra iš esmės be pašvietimo, nes jis yra dekoratyvinis, čia niekas pūgų nespaudinės, tu prieš einant į svetainę pažiūrėjai save ir tiek reikalų. Tai po sanmazgus galim pažiūrėti svetainę. Tu vis dar čia? Geras. Manau, aš tikrai uždirbau bent patiktuką. Jeigu tu žiūrėsi video iki galo, tikiuosi, kad aš turėsiu dar vieną naują prenumeratorių. Nepamiršk, kad toks paskatinimas duoda jėgų ir noro kurti tokį turinį ir tai yra savotiška padėka visai mūsų komandai. Žiūrim toliau. Kaip jau matėt plane, užsakovo parinktas variantas išplanavimo buvo su didžiausia svetainė. Ir iš esmės mes bandėm maksimaliai vystyti šitą variantą. Ir pirmas sprendimas, kuris mums pasitinka einant į svetainę, šitą atvirą lentyną, tai vadinasi stilių sistemą galima nupirkti brasoj. Iš esmės jos funkcija yra dviguba. Visų pirma, estetinės gražus dalykas, kur galima padėti kažkokius gražus nuotraukus, dekoracijos, dar kažką. Ir dar tai yra savotiška tokia ažūrinė pertvara, kuris skiria svetainės zoną nuo praėjimų. Tada po šitos atviros lentynos mes turim didžiulį sofą, tai yra tiesiog be galo didelį sofą, bet užsakovai būtent tokios ir norėjo, nes jie ją išrinko, jinai buvo patogiai jiems sėdėti ir jinai formos yra U formos raidės ir iš esmės jinai
Lyg tai kviečia visus susėsti ratukų, pabendrauti ir taip toliau. Iš ypatingo sprendimo mes į šitą sofą integravom mūsų projektuotą baldą ir tai yra tokį uždarą spintelį. Iš esmės, čia yra rankinėlė, apačioje yra dakiukai padėti, o čia yra ypatingas sprendimas tokį rozetę. Jeigu tu sėdi ant sofos ir nori padirbti, tu gali čia įjungti pakrovėją kompiuterio ar telefoną pakrauti. Ir kaip matau, čia dabar kraunasi joystickai nuo žaidimų konsolės. Kiekvienas interjeras iš esmės yra unikalus, kada aš sėdėjau ir kūriau šitą interjerą, jis turėjo būti iš pat pradžių tamsus. Aš pagalvoju, kad galima būtų sukurti kažkokią tokią kompoziciją iš vertikalių elementų. Mes panaudojam unilino juodą tokį LMDB plokštę su medžio tekstūra ir tos vertikalius lamelės turi kažkokį motyvą, kurį susišaukė su mūsų juodom žaliuzėm. Taip pat toksai gana unikalus dalykas buvo šitai langai, nes nustatytojai buvo baltos spalvos, jie labai atpigintų šitą visą interjerą. Mes turime įmonę, su kuria bendradarbiaujam ir jie specializuotai dažo šitus langus jau dažais, kurie tikrai nenusitryna. Tai iš esmės mes perdažėm šitą spalvą, tai yra RAL 7021, labai fainas atspalvis, naudokite ir pas save. Toliau po lango iš esmės pas mus eina šitas baldas, TV baldas ir jis turi vėlgi dvigubą funkciją. Turbūt jūs daug girdite dvigubą, bet pas mus kartais būna sprendimai ir trigubą funkciją, nes mes apgalvojam techninės detalės ir man tai be galo patinka. Tai iš esmės iš šitos pusės tai yra TV zona, iš kitos pusės tai yra normali darbo vieta ir taip pat šitas baldas skiria svetainę nuo valgomojo zonos. Reikalai. Dabar galim keliauti į tiesiog širdį brandulį šito būto, tai yra virtuvė. Kodėl tai yra brandulys, nes iš esmės projektuojant interjerą nuo pat pradžių reikalavimas ir didelis prašymas užsakovo buvo būtent šita sala, bet mes susidurim su labai didelį problemą ir iššūkiu ir tai buvo toksai dalykas, kad kanalizacija buvo prie šitos sienos, nes pagal statytojų virtuvė buvo numatyta tik tai kaip šitas fasadas. Dėl ypatumų šito namo statybos mes negalėjom kanalizaciją pravesti per grindys iki šitos salos. Reikėjo sugalvoti kažkokį naują sprendimą ir sukurti mini stebuklą, kurio aš labai didžiuojuosi ir tas stebuklas atrodo taip. Nuo šito taško kanalizacija yra apačioj, mes vedėm kanalizacinį vamzdį per sieną iki šito kampo, užsisukom ir čia po langu jau išlindom į šitą salą. Ir čia yra ypatumas tame, kad palangė yra pamažinto aukščio. Mes negalėjom šitą salą pristumti prie lango, tada aš sukau galvą, ką čia galima padaryti. Iš esmės sugalvoju, kad mes galim tą salą parodyti kaip atskirą tūrį, o čia sukurti tokį gėlyną, kuris tokia minkšta forma susijungia su palangė. Iš esmės toks gražus gėlynas yra prie salos. Iš esmės šitas daiktas atlieka labai konkreti funkciją. Jis paslėpia kanalizacijos vamzdį ir karšto ir šalto vandens vamzdį, bet ir turi tokį dekoratyvinį puošmeną. Pati sala yra gana didelė, talpi, ant jos patogu gaminti. Ir čia yra 4 atsisėdimo vietos, šiuo metu yra tik tai 3 kėdės, bet užsakovai taip norėjo. Esmė, kad čia yra pakankamai daug vietos. Mes turim tos pačios spalvos maišytuvą kaip ir vonioj, visa santechnika yra vienos serijos, mes turim 2 dozatorius, vienas dozatorius yra muilo, kad nuplauti rankas ir nueiti į vonią, kitas dozatorius jau yra priemonės, kad plauti indus. Pažiūrėkit, kokia didžiulė kriauklė. Aš nežinau, tai turbūt yra svajonė bet kokios šeimininkas ar šeimininko, kuris mėgsta gaminti, nes čia galima paimti tiesiog padėklą iš orkaitės ir normaliai nuplauti. Labai patogus sprendimas. Dabar jūs kviesiu čia perskristi į kitą pusę. Iš šito rakurso noriu dar biškį papasakoti apie salos funkcionalumą. Taip, kaip mes dažnai projektuojam aukštos spintelės, jos kažkaip reikia pasiekti ir nedaug yra žmonių krepšininkų, kurie gali jos tiesiogiai pasiekti. Tai dėl to mes iškart projektuojam tokias kopetelės, šiuo momentu tai yra Ikėjos kopetelės, jos turi savo tiesiog dedikuotą vietą virtuvai ir jos turi būti po ranka. Tai yra pagrindinis kriterijus, kad tu jos iškart greit galėtum paimti, išlankstyti, padėti, užlipti ir paimti. Jeigu jis bus kažkur sandėliukė, žmonės tiesiog nesinaudo šito sprendimu. Toliau, aš stoviu prie kriauklės. Pas mus čia yra didžiulis tiesiog blokas su šiukšliadėžėmis. Ką reikia prie kriauklės? Rankšluostį. Mes turim kargo su rankšluosčiais ir priemonėmis. Kas dar turi būti prie kriauklės? Indaplovė.
turim mes čia ir indaplovę. Žodžiu, visas funkcionalumas šitos salos yra tiesiog tobulas. Ypatingas sprendimas pačios virtuvės. Ypatingas sprendimas, kurio aš dar niekur nesu matęs, mes sugalvojam, įsivaizduokit, čia yra jungiklis ir čia yra atskira LED šviesa. Wow! Gerai, užteks juokauti. Iš esmės, šita virtuvė yra labai fainas dalykas. Viskas prasideda nuo to, kad čia yra pas mus šaldytuvas, tada eina didelis stalviršis, kaitlentė ir taip toliau. Bet turbūt jūs pastebėjote, kad čia nėra virdulio dabar, o kurgi gali būti tas virdulys. Aš labai mėgstu padaryti bet kokioj virtuvėje, jeigu tai yra įmanoma, vieną paslėptą tokį virtuvės bloką. Mes čia galim padėti virdulį, kavos aparatą ir tie visi negražus daiktai turi savo aiški, dedikuotą vietą, turi savo maitinimo rozetės, čia yra visokius stalčiukai, žodžiu, čia yra super duper sprendimas, kuriuo aš labai džiaugiuosi, nes mes jau jį realizavome ne vieną kartą. Aišku, čia yra orkaičių blokas, mikrobangė, viskas gražu, bet į tos detalės visokios gražu, negražu net nelysiu, nes tik tai jums vertinti, ar visa tai atrodo gražu. Aš esu iš kitos pusės salos ir už manęs jūs jau galite matyti visų pirma vieną iš tokių gražių ir prabangių sprendimų. Tai yra stiklinės durelės spintai, kur galima laikyti visokius taurės. Ir čia yra kaip tik tas baldas, kur yra televizoriaus zona, tas stiklinis baldelis. Čia darbo zona ir jį skiria šitą valgomoją zoną. Čia yra faina, kad yra normalus stalas, kur gali susėsti 6 žmonės patogiai. Ir dar vienas unikalus sprendimas yra tame, kad čia yra lygtai spinta, bet kaip matot, pagal lubas mes čia padarėm stumdomą fasadą. Šitas fasadas, kada atsistumė, jis visų pirma suformuoja lygtai atskirą kambarį. Ir čia yra normali darbo vieta. Čia yra pašvietimas, kompiuteris stacionarus, tu gali čia tiesiog atsisėsti, padirbėti. Tau nereikia visus šitus daiktus slėpti visada kažkur į spintelės, kad viskas atrodytų tvarkingai. Pavyzdžiui, jeigu čia ateitų svečiai pasidėti, pabaliuoti prie stalo, tu tiesiog išjungi šviesą, užstumi šitą fasadą ir vualia, graži tiesiog dekoratyvinė siena. Žodžiu, man šitas sprendimas pačiam labai patinka. Mums liko desertas ir tas desertas yra miegamoji zona. Iš esmės mums iškart pasitinka stiklinis gražus tamsinto stiklo kubas. Kas tai yra? Tai yra atskira drabužinė. Užsakovai labai norėjo šito sprendimo. Čia yra stiliai atvira sistema, labai patogiai dėl to, kad pagal tavo keičiančius poreikius tu gali keisti, pavyzdžiui, pakabinimo kiekį, gali keisti visokius spintelius ir taip toliau. Labai fainas sprendimas. Pas mus yra iš esmės miego erdvė, sakykime taip. Čia yra didelė, graži lova, kiekvienas iš žmonių turi savo pakabinamus dekoratyvinius šviestuvus. Mūsų pamėgtas sprendimas yra padarytas taip, kad kiekvienas gali išjungti kiekvieno šviestuvą. Jeigu kažkas užmigo, nereikia laipyti vienas per kitą. Aišku, yra išjungiamas pagrindinis apšvietimas ir akcentinis. Ir taip pat čia pas mus yra USB įėjimai krauti telefonam ir kitiem įrenginiam. Labai jaukus, nedidelis miegamasis, nes visa erdvė maksimaliai buvo atiduota gyvenamai erdvei, tai yra svetainėm. Pabaigai norėčiau padėkoti užsakovams už ypatingai malonų bendravimą ir pasitikėjimą. Su jumis buvo malonu dirbti. Taip pat atskiras ačiū visiems specialistam, kurie prisidėjo prie šito interjero kūrimo, nuo apdailininkų iki baldininkų ir visų kitų. Net neabejoju, kad mus dar laukia ne vienas įdomus, sudėtingas su iššūkiais, bet tikrai realizuotas interjeras. O šiam kartui aš sakau ate. Su jumis buvau aš, Jūra. Iki kitų įdomių interjerų.